Iš tiesų, architektų tarpe leidinys, sprendžiant pagal prenumeratorius, nėra populiarus, bet tai pasirodo yra su visais leidiniais architektūriniais. Šitas žurnalas yra 19 pasaulio bibliotekų. Atsimenu. Bet tai tas skatina mus dirbti šitą darbą, daryti toliau. Kad jūs neabejotumėt, kad aš tikrai nieko nežinau, yra 4 lentelės, kurios išgraviruotos, kurios pekliškai kainavo, reikės prilipdyti čia. Tada aš kviečiu jūs parodyti mums, priminti, apie ką jūs kalbate ir nuspręsti. Tai čia yra Druskininkai yra Snow Arena ir manau, kad vertėtų paminėtas pavardės, kurios va čia yra Justina Narauskienė, Gytis Narauskas, Norbertas Jedėla ir Kęstutis Žukauskas. Visiškai išskirtinis savo temą ir toks, kalbant apie jį, net suima pavydas, kad, koksai geras objektas. Dabar Pirklių klubas, tai irgi Trimonis, Kavaliauskas, Tupakas, Žarkovskienė, Potogėlytė. Visiškai tai vienintelis to didžiojo miesto pretendentas, aišku, toks sunkiasvoris pretendentas. Ir tai, ką mes pamatėm jame, tai mums pasirodė, kad yra labai visiškai išskirtinai žavus yra tos istorinės dalies sutvarkymas, prisilietimas, abejonės yra kaip realizuotas daiktas susiliečiant su istorinė terpė, tikrai viskas yra aukščiausiame lygyje. Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia, čia autoriai Nuncijo Rimaldas, Saulius Plungė ir Laura Sutkutė. Tikrai labai įdomus darbas. Telšių amfiteatras. Didžiausią džiaugsmą sukėlė tai, kad vis dėlto tai yra periferija ir toksai objektas atsiranda tenai, Telšiuose. Tai yra periferija ir objektas yra visiškai nekomercinis. Ačiū. Kviečiu Algirdą Žebrauską. Pirklių klubo autorių. Druskininkų Snow Arenos yra. O aš klijuoju etiketę. Tikrai dėkojam autoriam ir esam sužavėti, bet vis dėlto teko pasirinkti, nes tiesą pasakius nelabai ilgai net ir diskutavo. Taigi Pirklių klubas. Tai čia yra įteikiamas 10 000 litų čekis negrinais. O už tą paslaugas arba medžiagas, kurios būtų panaudojamos, jos įteikiamas Telšių amfiteatro autoriui. Gerai, ačiū Jums visiems.